Labas rytas, mėly žiūrovai. Ši laida yra skirta įvairiems balų piratams, plūdžių kolekcionieriams, na ir šiaip meškeriotojams, o be abejo ir jų žmonoms. Skirta todėl, kad mes gaminsime karpį grietinėlės padaže. O mums prireiks krapų, svogūnų, citrinos, kiaušinių, karpio, grietinėlės, miltų, druskos ir pipirų. O visų pirma, mes padarysime mažytę procedūrą, kuri labai smarkiai įtakos mūsų patiekalo skonį. Aišku, gerąją pusę. Perpjauname citriną ir spaudžiame sultis ant žuvies. Žuvis bus minkštesnė, sultingesnė. Citrina labai puikiai panaikina nemalonų į žuvies kvapą. Dabar šviežiai malto pipirų. Šiek tiek druskos. Per tą laiką, kol žuvį išmaišius į šiek tiek pasimarinuos, mes užkaisime keptuvę ir įpilsime alyvuogių aliejaus. Tegul aliejus gerai įkaista. Na, o dabar mums reikia išplakti kiaušinį. Baigiame plakti kiaušinį. Ir dabar imame žuvį. Ją apvoliojame miltuose, taip kad visas paviršius tolygiai apliptų miltais. Dedame į kiaušinį, švilgome kiaušinį ir atgal į miltus. Taip mes suformuosime pakankamai tokią nemažą plutelę, kuri padės įsaugoti žuvies aromatą ir sultingumą. Ir sudėsime šį kartą į aliejaus prūdą. Aišku, tai nereiškia, kad mums reikia labai daug aliejaus. Aliejaus turi būti iš tikrųjų neypatingai daug, tiek kad mes galėtumėm apkepti žuvį iš abiejų pusių. Pasistengkite, kad ugnis nebūtų labai karšta, tam, kad miltai nepradėtų svilti. Imame svogūnus ir juos supjaustysime griežinėliais. Štai taip jaunu pusiau. Girdžiu, kaip spirga karpis keptuvėje. Reikia šiek tiek pasižiūrėti, kaip jis kepa. Dar turėtume keletą minutėlių luktelti, kol susidarys tam tikra plutelė. Pabaigsime pjaustyti savo svogūnus. Supjaustę svogūnus galime grįžti prie keptuvės ir suberti juos ant štai šio gražaus gintarinio karpio. Nepamirškite sumažinti ugnį, todėl kad žuvis kepti jau nebeturi. Dabar mūsų tikslas yra, kad svogūnai suminkštėtų, įskleistų savo aromatą, besitroškindami su žuvimi. Štai kaip gražu. Tačiau tebūnė taip gražu, palikime ant pačios mažiausios ugnies. Nebijokite, jeigu jūsų didesni žuvies gabalėliai šiek tiek pairs, nes tai yra natūralu, normalu ir vis tiek tai bus labai gražu. Praėjo jau 15 minučių, kaip mūsų svogūnai troškinasi kartu su žuvimi. Todėl mes galime pasižiūrėti, ar tikrai viskas yra gerai. Tačiau kvapas ir vaizdas pasako man, jog svogūnai jau yra minkšti. Ir, ko gero, skoniai labai puikiai, fantastiškai yra susimaišę. Todėl dabar mes galime smulkinti krapus. Krapų nepagailėkite. Grietinėlę patarčiau įsigyti kuo riebesnę. Riebi grietinėlė be abejo yra skanesnė. Ir pilame grietinėlę. Dabar galime sumažinti ugnį ir tiesiog palaikyti taip, kol grietinėlė užvirs. Ir dedu paskutinius potėpius, piešdamas savo kulinarinį paveikslą. Grietinėlė jau užvirė, vadinasi, galėsime tuoj valgyti. Priminsiu, jog karpį galite pakeisti bet kokia kita žuvimi. Na, o kaina tikrai nėra didelė. Kainuos apie 14-15 litų 2-3 žmonėms pavalgyti. Na, jeigu jūs pats žvejojate, arba jūsų vyras žvejoja, tai jums kainuos apie 4-5 litus. Dabar palinkėsiu jums gero apetito, susitiksime kitą rytą. Ate!